Ketvirtadienio gruodžio 20 dienos laidoje specialiosios mokyklos globotiniai sulaukė mėgstų dovanų iš miesto seniūnijos. Daugiakultūriame centre skambėjo kvarteto Matango temperamentingoji programa. Net du kėdainiečiai šiemet apdovanoti už vaikų ir jaunimo krepšinio populiarinimą. Kėdainių specialiojoje mokykloje mokosi 123 moksleiviai, kurie iš įvairių rajono kaimelių suvažiuoja čia pirmadieniais ir gyvena iki savaitgalio. Niekam nepaslaptis, kad dauguma šios įstaigos vaikų auga socialinės rizikos šeimose, o mokykla nebegauna finansavimo vaikų aprangai pirkti. Tad Kėdainių miesto seniūnijoje už pašalpas mezginiais atidirbančių moterų dovanos buvo labai laukiamos. Miesto seniūnas Alvydas Kleiva pasakojo, kad 12 mezgėjų prineša ne tik savo rankomis pagamintų kojinių, pirštinių ir galvos apdangalų, bet ir liemenių bei kostiumėlių tiek patiems mažiausiems, tiek vyresniems vaikams. Ta labdara tai yra tokia mūsų kėdainiečių, mūsų gerų žmonių darbai padaryti. Tie žmonės, kurie dirba už socialinės pašalpas atidirba, radom būdą, kad jie galėtų atlikti tos darbus ir mezginiais, kadangi ne tik tai gatvę šluoti, ne tik tai, sakykime, kažką valyti, ravėti, o jie paprasčiausiai sėdėdami namuose numezga kojines, numezga kepurės, numezga šalikėlius ir įvairius kitus dalykus ir nuo pat naujagimių iki pat didesnių išmerų. Tai praktiškai va tokia gera tokia paslauga ir dabar kaip tik tai apsilankėme internatiniai mokykloje, kadangi teko pabendrauti su direktorium ir jisai pareiškė norą, kad tikrai būna taip, kad netgi vaikai po tų savaitinių dienų, kada jie būna čia mokykloje 5 dienas, šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį jie atvažiuoja, praktiškai sugeba tėvai parduoti jų drabužėlius. Tai taip skaudu pasidarė, kad iš tikrųjų tokių dalykų dar pas mus visuomenėje yra ir tada tikrai apsisprendėm, kad čia vežam šitą labdarą, šitus šiltus dalykus, kur tikrai dabar atėjo žiema ir pagelbėsim tiem vaikam. Specialiojoje mokykloje jau antras kalėdas sutinka ir 32 iš jos vainių čia persikėlė globos namų auklėtiniai, kurie mėgsta čiuožinėti ir važinėtis rogutėmis. Tad šiltos ir gražios dovanos buvo labai laiku. Turbūt prieš kalėdas tai yra toks lankymo metas ir visi nori kažkaip tai išreikšti savo gerumą. Ir prieš kalėdas mes svečių sulaukiam tankiausiai. Kiekvienais metais vis atsiranda vis ir naujų draugų, ir senieji nepamiršta, kas mus lankydavo, taip kad sulaukiam tikrai dovanų. Suaugę, žinot, žiūri visi per savo prizmę, o vaikai, kaip visada, žaislai, kažkokios tai mokymuisi priemonės, kartais jos būna nelabai realios, tos laukiamos dovanos. O suaugę tai taip, žiūri realiai ir žiūrim, ko labiausiai trūksta vaikams, sakykime. Šiai dienai pas mus yra dauguma tokių vaikiukų, maždaug apie 11-12 metų ir turim tik tai trejetą tokių jau, kuriem 16, vienam 17 metų. Tai tiesiog žiūrėsim, kam kas tiks pagal dydį. Jeigu mums kažkam netiks, tai mes tikrai pasidalinsim ir su mokyklos mokinukais. Šita parama yra svarbi vien dėl to, kad jauti, kad kažkas dar rūpinasi ir iš aplinkos vaikais, ne tik tai darbuotojai tie, kurie dirba, sakykime, su vaikais ištisas paras. Ir todėl ir jaučiasi visa ta šiluma atiduodama iš kitų žmonių. Daugiakultūriame centre didžiulio kėdainiečių dėmesio sulaukė temperamentingoji kvarteto Matango programa, kurioje skambėjo argentinietiškojo tango revoliucionieriaus Astoro Piazzolos muzika. Vienas iš ketvertuko, akordeonistas Laimonas Salijus, minėjo, kad kolektyvas susibūrė visai neseniai. Tačiau Kėdainiuose Lilijos Labeckienės įskiepyta meilė muzikai padėjo pasiekti profesionalaus virtuozo aukštumų. Muzikuot pradėjau nuo pat 6. Kėdainių muzikos mokykloje. Tad jeigu groju iki šiolį, tai mano prisiminimai turėtų būti pakankamai šilti ir geri. Įskiepyta visgi meilė muzikai ir pačiam akordeonui. Po 8 metų mokymosi muzikos mokykloje įstojau į Juozo Gruodžio konservatoriją. Ten pasimokęs 4 metus, po ilgų dvejonių, kur tęsti savo studijas, pasirinkau visgi Vilniuje Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Tenais
praleidau 2 metus ir šiais metais pradėjau studijuoti Vytauto Didžiojo universitete muzikos akademijoje. Kadangi atsidarė naujoji katedra, akordeono katedra, todėl visi keliai yra atviri ir galime tęsti studiją šalia pat namų. Grojam tikrai platų repertuarą, pradedant nuo prancūziškos muzikos lengvosios, tų miuzetų ir šansonų, ir baigiant klasikinę, žinoma, rimtąją akademinę muziką, su kuria stengiamės deleguoti save. Kolektyvą sudaro fortepijonistė, tada smuikininkė ir 2 akordeonistai mes esame. Visi rimti profesionalūs muzikantai, vieni pabaigia, kiti dar studijuoja ir grojame tango muziką. Pačio žymiausio turbūt argentiniečių tango kompozitoriaus Astoro Piazzolos. Žymiausius tangos stengiamės naujai juos perdaryti. Ir kol kas apsiribojam šitą programą ir vėliau, aišku, periodiškai eisim prie šiuolaikinio galbūt, o gal dar prie senovinio tango dar apsispręsime, žinoma, kas bus arčiau prie širdies. Tai kur Lietuvoje koncertuojat kokią? Tai Lietuva, tai čia skaitom jau dar minimumas yra kol kas. Teko išvažiuoti ir visą Europą, žinoma, išvažinėjau kaip solistas. Neseniai visai grįžau iš Jungtinių Amerikos valstijų, teko tenai sudalyvauti ir konkursuose, ir festivaliuose, koncertus rengiame ir panašiai. Dabar jau yra pakankamai sudėtinga, kadangi mano amžiaus jau kategorija yra neribojama, yra konkursai 3 turų, 2 turų ir reikia vežti apie valandą laiko muzikos, todėl pakankamai sunku, kadangi pradedam konkursuoti 15, baigiam paskutiniam turė tik tai 3 arba 4. Todėl jau vien yra didelis laimėjimas į finalą patekti. Na, pastaruoju metu dabar visko aišku buvo, bet pastarieji konkursai iš tiesų gerai pasisekė, prizinės vietas parsivežiau. Tai buvo pasaulio trofėjus Jungtinėse Amerikos valstijose 3 vieta, tada buvau pavasarį ir Kijeve, kur 3 vietą parsivežiau, Austrijoje. Na, aplinkui visur, bet dabar jau pradėjom ruoštis į tolimesnės kelionės, ateities planai yra Kanada ir žinoma, į Rusijos platybės visas jau norime įeiti. Noriu pažinti daugiau akademinę muziką ir save bandau deleguoti kaip akademinės muzikos propaguotoja ir atlikėja. Todėl Piazzolla, tango ir prancūziška muzika tai yra tik tai prieskonis prie viso to, kadangi vis tiek norint net ir tą lengvąją muziką pagroti, reikia tikrai pakankamai gerai išmanyti klasikinę. Lietuvos krepšinio federacija išrinko geriausius Lietuvos vaikų ir jaunimo trenerius, o tarp šiųmečių 33 nominantų net 2 kėdainiečiai Gerda Čečkauskienė ir Kastytis Kundrotas buvo apdovanoti už krepšinio populiarinimą jaunimo tarpe. Vyresnysis treneris Kastytis Kundrotas net 36 metus ne tik ugdo jaunimą ir padeda atsiskleisti jaunosioms žvaigždėms, bet ir treniravo Vyrų Nevėžio komandą. Teko jau visko. Ir karšto, ir šalto visko teko iškentėti. Dirbau ir su mergaitėm nemažai metų, gal kokie 15 kartų ir su mergaitėm, ir su berniukais. Kokie 15 metų su Nevėžiu lygiai grečiai dirbau. Ir dirbau su vaikais, tuo pačiu ir su Nevėžiu. Na, aišku, buvo sunku suderinti. Tai va, dabar nutariau jau atsiduoti grinai vaikams. Anksčiau neatsigindavai, jeigu būdavo atranka į grupės, tai susirenka labai daug vaikų, 40-50 vaikų susirenka. Ir treneris tik tai jau žiūri, kad jau biškiai per daug, jau gal reiktų, kad kurie jau netokie, gal talentingi patys jau, atranka vyksta ta. O dabar, kiek žinau, ir kiti treneriai renka, jau sunkiai surenka vaikus ir mažus sunkiai surenka. Kokie geriausi pasiekimai, kas labiausiai džiugina trenerio darbę? Džiugina tai pergalės, aišku, bet būna visko ir pergalių, ne visi vienodi vaikai. Kartais atrodo treneris tas pats, renki grupę, viena grupė atrodo jau neblogi rezultatai ir viskas, kita grupė būna prasčiau. Čia daug ką lemia, aišku, ir vaikų tas imlumas tam krepšiniui. Čia, kaip ir sako, kad Lietuvoje talentai išauga kas 10 metai, kas 10 metų išauga kažkoks tai talentas. Taip ir čia yra daug sėkmės, kaip tau pavyksta tą grupę atrinkti pagrindė. O jeigu jau yra tikrai gera medžiaga, tai treneris noriai dirba ir bus rezultatai. Trenerė metodininkė Gerda Čečkauskienė džiaugiasi Lietuvos čempionėmis tapusią 1997 metų gimimo merginų komandą. Tačiau sportas yra ne vien pergalės ar pralaimėjimai. Labai svarbu ir valia bei ryžtas ugdantis pačią asmenybę. Paskaičiavau, kad jau krepšiniu
sakykime taip, gyvenu, 18 metai. Dirbu vien tik tai su mergaitėm, taip jau susiklostė tokios aplinkybės, kad aš tikriausiai kaip moteris, tai dirbu su mergaitėm. Gal ateityje reikėtų pabandyti ir berniukus patreniruoti. Su šitom mergaitėm, kurios, sakykime taip, leido čia man atsiskleisti galbūt labiausia kaip treneriai, mes jau dirbam 7 metai. Kas sąlygojo tai, kad su šitom būtent mergaitėm mes iškopėm į Lietuvos čempionių gretas. Kitais metais mes tapom vicečempionėm, turim aišku didelių ambicijų ir dėl ateities. Susiklostė daug tokių palankių situacijų, palankių sąlygų. Visų pirma, tėvelių paskata ateiti sportuoti. Čia toks sutapimas gal, kad šitoj grupėje būtent yra labai daug mergaičių, kurių mamos sportavo. Žmonės tikrai nenutolė nuo sporto, jie domisi, kas ypatingai reikalinga, norint iš vaiko padaryti kažką tai, išlaužti, kaip sako, iš jo rezultatą, labai yra iš tikrųjų svarbus tėvų užnugaris, kad treneris diena iš dienos jaustų šitą dalyką. Esat ir rinktinės trenerių štabe, tai kaip tas moterų krepšinis Lietuvoje iš viso atrodo? Nu, dabar tikriausiai turėčiau paverkti tradiciškai, kaip čia labai blogai, kaip čia labai sunku. Iš tikrųjų, aišku, teko laimė ir tenka, sakykime, taip padirbėti su būtent jaunučių komandos antrąją trenerį rinktinės. Problemą mes, sakykime, savo komandai, toj amžiaus merginų komandai matom tai, kad nėra aukštų merginų, kaip mes įsivaizduojam tradicinį tą vadinamą centrą ar 5 numerį, kuris galėtų savo galingų sudėjimų kautis po krepšiais ir taip toliau. Lietuvos mastu mes savo amžiaus grupėje to neturim. Mes turime ambicijų nuo kitų metų pradėti žaisti moterų antrojo lygoje, vadinamai. Čia yra tiesiog susidomėjimas, ta moterų krepšinio sklaida rajonuose yra susidomėję ir krepšinio federacija. Jie tiesiog netgi taip, sakyčiau, mina mums ant kulnų ir vis primena, kodėl jūsų Kėdainiuose nėra, kodėl nėra, gal galėtumėt. Tai dabar, sakykime, aš užsiauginau šitas merginas, kurias jau galiu statyti kaip pagrindą tai būsimai moterų komandai.